ponios ir ponai, sveiki atvykę į Kino pavasarį, sveiki atvykę į lietuvišką programą ir sveiki atvykę į ypatingą premjerą Lituanika paslaptis. Džiaugiuosi. Ir šlovė visiems kino kūrėjams Lietuvoje, nes jie ypatingai paskutiniais metais parodė savo didžiulį potencialą. Lietuviška programa kino festivalį yra labai svari, labai įdomi ir labai žiūroviška. Taigi ačiū Jums ir tikimės ypatingo to skrydžio gražaus lietuviško kino ir ateityje. Sėkmės visiems kūrėjams. Užsienio reikalų ministerija iš tikrųjų yra labai svarbu prie šios programos prisidėti, todėl kad mes matom didelę prasmę ir manom, kad kinas yra puikia priemonė suvienyti lietuvius gyvenančius visame pasaulyje. Ir ne veltui mes turim programą Globali Lietuva ir matom prasmę, leisdami žmonėms, nesvarbu, kurie gyventų, prisidėti prie pažangos Lietuvai. Šiais metais pristatome net 42 trumpo ir ilgo metro kino juostas, kurių viena beje dalyvauja ir konkursinėje festivalio programoje Nauja Europa, nauji vardai. Taigi mums visiems dabar belieka tik tai laikyti kumščius ir linkėti Igno Jonyno lošėjai pergalę šiame kino festivalyje. Keli prizai be jokios abejonės atiteks, aišku, lietuviško kino kūrėjams, nes kaip ir kasmet rinksime, skelbsime ir apdovanosime geriausią lietuvių studentišką darbą, o jų žiūrovai esate kviečiami išrinkti ir žiūroviškiausią lietuvišką filmą. Taip pat kviečiame nepamiršti rinkti ir geriausių Lietuvos kino aktorių, tai yra ir geriausios Lietuvos kino aktorės ir geriausio kino aktoriaus, nes tai yra šių metų naujovė kino pavasaryje. Lietuviai svetur programa, kuri bent trumpam grąžina lietuvius arba lietuvių kilmės kūrėjus iš įvairiausių pasaulio kraštų. Mes trumpam prisiliesime šioje programoje prie Brazilijos, prie Afrikos, prie Šiaurės Rusijos, prie Jungtinių Amerikos valstijų ir be abejonės neaplenksime Europos šalių. Lietuvių filmų programoje šiemet turime 11 filmų, kurie primins žiūrovui ir leis dar kartelį pamatyti tuos filmus, kurie jau prasisuko kino teatrų salėse. Na, o laukiamiausi premjeriniai filmai, jų šiemet yra 15. Ir galėčiau čia išskirti stiprią dokumentiką. Dar niekada festivalio istorijoje nepristatytų lietuviškų eksperimentinių filmų ir be abejonės trumpų gyvenimiškų istorijų, kurias kartais geriau pamatyti kine, negu išgyventi realiame gyvenime. Taip aš jums ir nepaminėjau nei vieno savo favorito, to ir nedarysiu, o pakviesiu jums patiems jį atrasti. Ši diena, trečioji festivalio diena, yra pažymėta ypatinga draugystės žyme, kadangi šiandieną mes pristatome šalies partnerės Lenkijos filmų programą. Festivalis nuoširdžiai džiaugiasi šių metų partnerystę su Lenkijos institutu, o ypatingai tais Lenkų filmais, kuriuos turime šiais metais galimybę pristatyti festivalio žiūrovams. Be jokios abejonės, Lenkija turi išskirtinę kino mokyklą ir daug kino korifėjų, pripažintų visame pasaulyje. Šių metų programoje, kaip visada, turime ir retrospektyvos programą, kuri šį kartą taip pat yra skirta lenkiškam kinui, o tiksliau solidarumo judėjimui, apie kurį Lenkai sukūrė tikrai daug gerų filmų. Žinau, kad mūsų kūrėjams lietuviams ta draugystė tarp Lietuvos ir Lenkijos irgi ypatingai svarbi. Ir kitą savaitę atvažiuoja daugybė svečių, daugybė industrijos žmonių iš Lenkijos ir mūsiškiai laukia tų susitikimų ir tikiuosi, kad bus labai geri ateities projektai. Man be galo malonu visus jūs čia pasveikinti ir turėti tokią ypatingą progą padėkoti už tai, kad mes šiandien vakare galim kartu būti. Laisvė, nepriklausomybė, stengimasis kurti nepriklausomą valstybę labai stipriai jungia Lenkus ir lietuvius. Aš manau, kad jeigu prie to nėra solidarumo, jeigu to nelydi solidarumas kitiems, tada negalima sukurti laisvos bendruomenės. Ir aš manau, kad ta programa, kuri čia irgi yra paplanuota, gali ir jums bus įdomus
ir gali irgi atidaryti gal akis į tą praeitį, kuri atidarė Europai duris į laisvę. Labai jums ačiū ir stengsime būti kartu. Ačiū jums.